planas, kaip mane išvežti iš to geto. Tai atsirado vienas lietuvis, jo pavardė Simonavičius, irgi nuostabus žmogus. Prieš tai davė labai daug migdomų vaistų ir aš ilgai negalėjau užmigti ir kišo į maišą ir kai mane įkišo, tas žmogus paėmė mane ant kupros ar vežimą, dabar neatsimenu. Ir kai mes turėjom pereiti geto ir staiga aš atsibudau ir pradėjau daryti tokius garsus. Ir tas vokietis paklausė, kas čia yra. Ir tas ponas Simonavičius pasakė, čia aš vežu mažą kiaulytę. Ir jie mane praleido. Visą gyvenimą Petrauskienę vadinau mama ir mano mamą vadinau mama. Aš visą gyvenimą turėjau 2 tėvus. Mano tėtį, kurie mane pagimdė ir kurie mane išgelbėjo, pas kuriuos aš ilgą laiką gyvenau.